Australija mažiausias, sausiausias ir rečiausiai gyvenamas žemynas su jam priklausančiomis salomis. Jame tėra viena valstybė – Australija. Tankiausiai gyvenama rytinėje ir pietrytinėje pakrantėse, nes beveik visą vidurinę žemyno dalį užima dykumos. Seniausias ir didžiausias miestas – Sidnėjus. Pirmieji žmonės Australijoje pasirodė prieš 42–48 tūkstančius metų. Tai buvo dabartinių Australijos aborigenų protėviai. Manoma, kad pirmieji europiečiai apsilankę Australijos žemyne buvo portugalai, tačiau nėra jokių rašytinių dokumentų apie tai. Apie apsilankymą spėjama iš prancūzų sudarytų žemėlapių, kurie rėmėsi portugalų šaltiniais. Juose pavaizduotas didžiulis žemės plotas, kuris tikėtina esantis Australija, bet vadinamas Java Le Grande. Pirmasis rašytiniuose šaltiniuose minimas europietis, žengęs ant Australijos krantų 1606 metais, buvo olandas Viljamas Jansonas, atplaukęs laivu Duyfken, kas išvertus iš senosios olandų kalbos reiškia balandis. Po to netrukus šį žemyną aplankė olandų jūrų kapitonas Dirkas Hartogas, anglai Viljamas Dampieras, Džeimsas Kukas. Kuogi ypatinga ta Australija? Didžioji dalis vakarų ir centrinės Australijos yra negyvenama, ją užima dykumos ir pusdykumis, beveik pusę teritorijos užima smėlio kopos. Bet užtat pietryčių ir pietvakarių pakraščiai pasižymi nuostabia gamta. Čia sutiksi tokių augalų ir gyvūnų, kurių nerasi jokiame kitame žemyne. Pasidairykime po šią dalį. Čia auga labai aukšti eukalipto medžiai, drėgnose vietose jie užauga iki 80–100 metrų aukščio, o kartais net 140. Jų aliejus naudojamas medicinoje. Baobabai garsėja savo neįprastomis formomis. Tai vieni storiausių medžių pasaulyje, jų kamieno skersmuo apie 10 metrų. Sausuoju sezonu žiemą, kai baobabas numeta lapus, jis darosi panašus į medį, augantį šaknimis į viršų. Jis gali išgyventi net kelis tūkstančius metų. Žemynas išsiskiria savita laukinė gamta. Tik čia pasitaiko niekur kitur pasaulyje neaptinkamų sterblinių gyvūnų kengūrų. Jos savo vaikus augina tam tikroje kišenėje sterblėje. Mažyliai čia jaučiasi labai saugus, jie gyvena taip iki metų. Australijoje sutiksime ir koalas. Jos naktį maitinasi apie 4 valandas ir suėda beveik 500 gramų eukaliptų lapų, o likusį laiką snaudžia saugiai įsitaisiusios medžio išsišakojime. Čia gyvena sulaukėję šunys Australijos dingai, taip pačios gryniausios veislės šunys. Nėra retenybė plėšrūs krokodilai, daugybė ruonių, kiaušinius dedantys žinduoliai ančiasnapiai, juodosios gulbės, emu, rojaus paukščiai ir kiti.
Žmonės čia augina labai daug avių, netgi vyksta avių kirpimo varžybos, kas greičiau nukirps avis. Australija iš visų pusių supa vanduo, todėl čia ypač mėgiamas vandens sportas. Daug banglentininkų. Graži šalis Australija.